Pirmiausia, dėmesiu grįžkime į vidinę erdvę, į čia ir dabar akimirką, kur dabar esu, ką jaučiu, ką patiriu, ką ketinu dabar daryti, visiškame sąmoningume, kad dabar nersiu į praktiką dėl savęs, dėl savo vidinės laisvės. Dėl to, kad gyvenime noriu jausti daugiau vidinės ramybės, džiaugsmo, kuris nuo nieko nepriklauso, smalsumo ir smagumo kurti, netgi uždirbti pinigus, kai nereikia jau nieko niekam įrodyti. Daryti viską, ką renkiesi daryti, nes tau tai smagu, bet ne todėl, kad turi kažkokiu patapti. Tavęs jau pakanka. Tavęs jau pakanka. Be etikečių, be istorijų apie save, kas tu būtum? Kas tu esi? Patirk save akimirkai. Be istorijų, be minčių. Jeigu staiga dingtų atmintis, negi tu išnyktum. Ne. Tai kas ta dalis, kuri lieka? Kuri visada lieka. Ir pagalvoki, kas šiandieną tave pradžiugino. Kas nuliūdino. Ar gali pastebėti, kaip dienos eigoje keitėsi emocijos, kaip viskas laikina? Ar tu gali būti tai, kas yra laikina? Jausmai, emocijos keičiasi, nuotaika keičiasi. O tu vis tiek esi tas, kuris atsikėlė šįryt, tas, kuris atsikėlė vakar, tas, kuris buvo ir daug anksčiau, kai jam buvo keli tik metai. Kažkas augo, vystosi. Kažkas lieka. Ir pastebėkit dabar, kai aš sakau, tu esi šaunus žmogus. Priimk šitą žinutę. Tu esi šaunus žmogus. Pastebėk, kaip jaučiasi kūnas. Gal tai malonu. Ir tu gali priimti sprendimą atsiverti tiem pojūčiam kūne. Bet tu nesi tai, nes esi daug daugiau negu šitie žodžiai. Ir jeigu dabar pasakyčiau, tu man nepatinki, patirk, atsiverk ir šitiem pojūčiams kūne, leisk jiems pratekėti, nesitapatink su tais pojūčiais, tiesiog kūnas sureagavo į šitą frazę. Kūne tai prisiminimas. Paglostyk tą jausmą mintise. Pasakyk, kad tave matau, kad tu esi
saugus dabar. Šioje akimirkoje niekaip negresia grėsmė, jokia, nes aš dabar sėdžiu ir darau praktiką. Nėra jokio paveiksliuko čia ir dabar atsimerkus matysi vietą, kur dabar esi. Nėra jokios praeities. Kūnas prisimena praeitį. Per kūną mes susitinkame su savo praeitim. Nebėkim nuo jo, susitikim. Tai energija, kuri nori būti atpalaiduota. Ir dabar kartu pamatyk, kad tai, kad aš sakau, tu man nepatinki, realiai aš tavęs net nepažįstu ir tai yra tik mano nuomonė. Ir jeigu mes sulaukiam kažkokios kritikos, bet ko, pirmiausia, visada tai yra kito žmogaus nuomonė, nes kažkoks jo poreikis nebuvo patenkintas. Visada pirmiausia tai. Tada mes galim reflektuoti, gal tas žmogus teisus, gal iš tiesų kažkaip pasielgiau ne taip. Gal galėjau būti suprastas ne taip. Ne taip, tai čia ne apie klaidą. Tiesiog, kad galėjo žmogus taip interpretuoti mano elgesį. Bet aš nesu tas elgesys. Aš nesu to žmogaus nuomonė. Aš tiesiog esu kažkuria prasme ir žmogus, kuris ir klysta, ir visaip elgiasi, ir esu daug daugiau negu šita nuomonė, šita frazė. Taigi grįžk dėmesiu į save. Tu nesi žodžiai kitų žmonių lūpomis. Nuomonė kitų žmonių lūpomis. Tu nesi kitų žmonių jausmai, kai jiems pikta, negera, jiems skauda. Tu nesi ir savo jausmai. Visą tai tu pastebi. Tu esi daug daugiau negu tai. Tai praktika, kuri kviečia netikėti niekuo, ką galvoji apie save, ką girdi apie save. Nė viena mintim. Kiekviena mintis tiesiog atgarsiai kitų žmonių balsų, kurie tave supo, kai tu augai. Tau davė vardą, tave kažkaip kreipėsi, tave kažkaip vadino. Tačiau padaryk tarpą dabar tarp kitų žmonių nuomonės, kaip tave vadino, tarsi visą tai pamirštum. Patirk save už tų visų etikečių ir pavadinimų. Tu nesi nei neigiamos, nei teigiamos etiketės. Nei neigiamas, nei teigiamas jausmas. Net ir jausmai taip yra pavadinti. Iš esmės tai tik pojūtis kūne. Pajausk save, kad esi. Šioje akimirkoje esi. Sėdi, gal eini, esi vietoje, kurioje pasirinkai būti. Ir dabar esi. Ir vis dar esi nepriklausomai, ką tu galvoji dabar apie save ir ką kiti apie tave galvoja. Rask tą dalį, kuri nesikeičia. Nepaisant nieko.
Ir dar. Šią akimirką. Ar gali įsivaizduoti, kaip dabar dėl savo vidinės laisvės sudedi į balioną, įsivaizduojamą balioną, gražų, visus savo pasiekimus, tai, ko tu didžiuojasi apie save. Štai viską sudedi. Tai, ko tu didžiuojasi apie save, ką iki šiol nuveikiai. Tada į kitą balioną sudedi tai, dėl ko esi nusivylę savim. Kad kažko nepadarei, nepavyko. Į ten tą balioną sudėkim ir kitų žmonių nuomonės, neigiamas. Laikyk tos balionus rankose. Ir ar gali išdrįsti paleisti juos abu? Ir visi tavo pasiekimai ir visi neigiami dalykai abu pakyla į orą. Kvėpk ir iškvėpk. Ir jeigu tai padarei, išdrįsai, pasižiūrėk, kaip jautiesi, kaip jaučiasi tavo kūną. Ar kažkas nutiko, ar tu dingai šioje akimirkoje. Visas darbas, kurį mes darom, yra vaizduoti. Bet čia ir dabar atsimerk, čia kur esi, ar kažkas pasikeitė, ar tavo sienos, jeigu esi kambarį, patapo kitos spalvos, ar kambarys pasikeitė. Įsisąmonink šią akimirką ir pastebėk tą dalį, kuri niekada nesikeičia. Nesvarbu, kaip jinai pasielgė, ką jinai padarė, jinai vis dar taip pat kvėpuoja, įkvėpia orą, iškvėpia orą. Čia tavo atskaitos taškas gyvenime. Kai tu esi visiškai pakankamas. Ir šitie patyrimai dar skleisis. Leisk savo tyrinėti. Leisk savo prieiti savų suvokimų ir patyrimų. Tiesiog išdrįsk eiti už tos įprastos tvoros ribų. Eik, patirk save kaip kažką daugiau. Kvestionuok dalykus, netikėk niekuo savaime.